Sveiki, mėlėjai skaitytojai. Šiandien aš noriu kalbėti apie Moby Dicką. Šiaip ilgai galvojau, kurgi būtų galima kalbėti apie Moby Dicką. Žinoma, kad prie vandens. Nes tai yra didysis baltasis banginis. Jis yra visai kitoks nei visi banginiai. Jisai mąsto, jisai gali pagauti žmogų, jis gali kovoti už save, jis gali keršyti. Šiaip apie knygą daug kalbėti nenorėčiau, galiu tik paminėti, kad šitą knygą aš skaičiau ir įsiskaitinėjau šitą knygą 4 mėnesius. Ir šita knyga yra garsi. Tai yra nepaprastas pasakojimas apie žmogų, kuris iškeliavo medžioti Moby Dicko. Bet Moby Dickas nėra paprastas banginis. Todėl visą kitą seką jūs turėtumėte sužinoti patys, kodėl, kas ir kaip. Nenorim pasakoti turinio, nes man pačiam patinka viską atrasti pačiam. Norėčiau, kad ir jūs atrastumėte. Galiu tik tiek pasakyti, kad kai išleidau šitą knygą, aš supratau, kad atlikta. Dabar tai yra mano vaisius, mano darbo vaisius, yra puikus vertimas, yra beprotiškai gražios iliustracijos, yra knyga parimojimui, yra knyga skaitimui, yra knyga pasidžiaugimui su visa šeima. O tai yra taip svarbu, ypač kai nėra saulės. Skaitykite Moby Dicką.